Valandos Pauliušiukas į trečią vietą yra pakilęs Žylinas Ostrauskas. Štai iš paskutinės vietos. Likusias pozicijas. Galima vairuotojas pašnekti. Galim. Kupiškio klubų interviu bandom rengti. Kaip sekas? Normaliai. Biš prasileidau, ketvirtas. Kiek klasės dalyvių turit? 8. Tu su tėvu vieną klasį gal? Taip. Kaip tėvui sekas? Tėtė 5. Vejasi sūnų? Ir iš kam mokintis? Priklauso jam vyts. Kaip technika? Technika. Laiko? Po garždu vis tvarkoj. Tvarkė. Kaip nuotaiko šiandien ant prizinės? Žiūrėsim, bet tikiuosi, kad prizinė bus. Labai tikiuosi, nes šiais metais nelabai sekas. Technika paveda? Jo, ir technika, ir pats pasived. Tai kas variklis, važiuoklė dažniausiai? Dažniausiai klaidos. Dažniausiai klaidos. Nu, prieisim dar po kelių važiavimų, žiūrėsim kaip seksis, sėkmės. Ką pametėm, paieškom? Nieko remontuojam. Kas nutiko? Nieko pečiuką. Kad langus pūsti. Traukia langus? Ką? Langus traukia? Traukia. Jeigu bus lietaus, bus problemų. Suprantam. Nu? Vairuotojas. Pasako. Gerai visai. Biškis su pečiuko reikalų turim, nes į langus neapačia. Treniruotėse visai gerai sekės. Kelintas atvažiuoji? Padė laiką, man atrodo, 4. Kiek dalyvių tą klasį? 5. Nes, realiai daugiau labai daug gilių yra. Biški priekis neklauso, kaip turėtų klausyti, nes per minkštas. Nes nebe kiti amortizatoriai susidėjo originalus dabar. Bandysim kovoti. Kaip nuotaikos? Geras. Jūs vakar atvykote įsikūrė? Jo, viskas iš vakaro pasidarė. Smagu. Gerai. Prieisim vėliau. Gerai.
Dariau, kas čia tau dabar nutiko? Nieko, biškį, pabučiavom atitvaru. Šiaip. Tai vyko konfliktas ar... Ne, per duobę gavosi, užmetė galą tiesiai atitvarą. Ta, prieks labai šokinėja. Pas man minkštas priekis, nebekietas. Dėl to tik. O startas kaip? Normaliai. Mačiau į viduriuką tokį startą išeina. Jo, gavosi pirmam posūkį, biški kiti varžovai pasmėtė. Pirmas posūkis, kontaktai gal visi. Aš įsibroviau ir gavos. Tada visai O, variklis. Kažkodėl vienas cilindras nedirba. Girdėjęs. Jo, prieš Joninės tokias nesėkmės. Ką radom? Nieko gero. Nieko gero. Balkė tai netrumstysi, balkė. Ne, pašans. Čia buferina, jeigu balkį nebent matyti. Nu, tėvas sūn ar sūns tėvo vyja? Tėvas sūn. Kas nutiko? Mes išjungėjai netyčia išjungiau per duobę. O kodėl galui? Keturi amortikai nebeveik, galinį irgi nebeveik, tai važiuojam kaip su paprastais amortikais. Ten spiruoklių likai? Tai dabar dadam diržus, stiprinam, kad nešakinėtų. Ai, apriboti. Pilna diržų. Bandysim vėti. Įdarbinti. Dirbam. O tai su masės išjungiai čia dabar? Tai per duobę, ant aposkę per duobę norėjau bėgi per jų. Ir kažkaip netyčia. Pamačiau, kad tai va greitai jungiau, bet... Bet reikia kurtis iš naujo, ar ne? Tai ant bėgą. Antras. Kiek dar turėsi? Dar kvalifikacija ir finalai, ar... Dar trečias važiavimas ir finalas. Ir finalai. O dabar atvažiavai? Penktas. Trečia eilė bus? Antra turbūt. Nes tada atvažiavau trečias, dabar penktas. Turėtų būti antra eilė. Nu, reiks brautis. Mata kiek reiks startą pamatyti. Ką dirbam? Konkurentai su tėtė, bet atitvarko. Nu jo. Tai kas buvo, Antanai? Verčius? Pusė, nu. Pusė nesiskaito arba arba. Arba verties, arba nesiverti. Kaip sekas čia? Gerai važiuoja. Dabar ieško tą momentą. Tai mechanikam darbą biškį davėjai? Turi filmuotas? Jo, dabar ieško, kur čia buvo. Teko streso? Nu, šiaip smagu buvo. Smagu? Jo, Tai patiko. kas koks lenkimas ar pats į posūkį? Tai buvo duobė iškalta ir trenkiu netyčia. Ai, išmetė. Nu, gerai. O golfui nieko? Kiek ratai pasakau? Nubrėžį ratlanks naujas. Kaip saka, pasibučiuojam ir toliau važiuojam. Kamera? Ne, turit kas kamerą. Kraunu. Kas pas geda fronte? Nieko. Liuks viskas. Tai remontai tik tai langus pavalyti ir... Jo, viskas laikas super. Su modė graži kova vyksta. Nu tai va reikės, tai duoti intrigas. Paspaust. Jo. Gaidžių peštynės. Kaip sekas? Puikiai. Jis nepavėjai. Ne, bet... Nėra greitų, ar tu labai greitas? Tai neatsakysiu klausimą. Startai geri. Startai geri. Startas iš pradžių ten biškį pasipešas, o po to visi verži priekį. Nu, automobiliukas šitas turėtų ne čia važiuoti, turėtų į 2 litrus važiuoti. Ar nes vienas 6 klasės nėra. Bet gedimų jokių, va. Nu, kol kas. Dar viena kvalifikacija ir finalai. Jo, sunkiai man sekas tos aginius baigti, bet norėčiau nusimti prakeiksmų šiandien. Nu, prieš Joninės gal tiek šventą naktis laukia. Gerai.
Valiu. Kas įvyko? Nieko, paėjo startas. Nes prieš paskutinis startas tai buvo toks gan liūdnas. Nu, šiaip išėjau irgi neblogai, vėl iš šoną biškį gau. Tu su bėgių problemų, sakė, turėjai. Jo, bet... Tai gaudavos iš antro į trečią neturėdavo? Jo. Nu ir dabar nesikiša ir ketvirtą jau pradėjo nebesikišti. Imsim dėžę žemėn žėsim. Bet Modestas alsavo iki paskutinios. Nebuvo kur. Gerai. Kelis nieka. Vis sakė. Nu? Ten žodžiu, valiu irgi. Joninių naktis. O Antanui kaip? Nu, neblogai. Nėra ką norėti, 2 litrus važiuojame. Pastavė koks variklis? Vėlžiais. Ir pilnai originalus variklis? Ir pilnai originalus variklis? Jo. Na, nors gražią dieną apturėjom ir kada sekančios varžybos, kur galėsim tave išvysti? Haiskruklai, Liepos 13. Tai jau bus jūsų klasė ar vėl jums? Jau bus jūsų? Nu, smagu, gal atvažiuosim. Larį jau dabar jau pasako, kas čia įvyko? Nieko. Biški pramėgoti startas. Tai nesusitvarkai su mašinos gedimais? Ne, neturėjau ką keisti. O jūs žiūrėjot kažką? Tikrinot? Kad nelabai ką pamatysi. Babinų reikia arba žvakių keisti. Sudegimo sistema kažkas, nes variklis tai dirbo... Dar pusę važiavimo dar visai gerai gavus, bet ant galo iš vis jau nebevažiavo. Nebeturėjai galios, nes mačiau ir matei ir bėgiais dar kažką... Jo, dar gavau bėgiais paės kažkaip išvažiuot greičiau, bet nelabai gavos. Tai dabar turi tokių problemų, kurias reikia apspręsti, kada sekančios varžybos? Liepos 13. Nu, laiko biški. Biški yra, bet reiks pasistengti. Pirmas sezonas tau vis tiek. Kelintas čia tau trečios varžybos? Antras. Čia antras. Nu, technika nauja, tai... Reik biški pripras. Gedimų neišvengsim. Ne, kavos randu yra, viską yra. Jūs matysim gal. Taip. O čia va visi dirba Ilarijaus labui. Kodėl nosis nukabintos? 10, o? Kelintas? Antras. Tai manau, čia turėtum jau... Su technikos turėjot problemų jūs. Tada kaip pirmai pasakom, tai kažką prasisprendėte ar įvažiavot su ryšiu? Jo, labiausiai problemą turėjom su amortikais. Gale neturėjo amortikų? Taip, priekį irgi vos buvo, bet užteko, o gale iš vis nebuvo. Tai jau teko sportuoti? Teko sportuoti, šokinėti teko. Spaudimą turėjai iš konkurentų neblogą, jūs tenai gal 4 ar 5 iš finalo. Bet aš labai moku gintis, tai... O kas tėčiui nutiko, kad nebeišvažiavo? Kas? O tėčiui kas? Smagratis, nusukti smagratis. Įveikiai? Įveikiau. Prakeiksmą. Ta trasa buvo. Tai kad be konkurencijos? Iš 4 kartą įveikiau trasą. Kad be konkurencijos šiandien? Na jo, iški norės, kad... Vietoj šampano. Gerai. Galim su ją driftint. Galima. Bet ir įmanoma virus. Mano žmona 2 kartus virto per varžybas. Su kokiu tu bagiuku važiuoji? Su raudonu. Koks numeris? 13. Kaip sekėsi šiandien? Ai, 3 vietą paėmiau. Nu va, 3 tai neblogai. Stiprus konkurentai? Mano draugas greitas šiaip. Iš paskutinės į 1 vietą šovė. Nu va. Dešimt sportininkų, 9 šių klasifikuoti, 1 tiesiog nepasiekė finišo, 2 not finish, parašyta prie Alvio Pinkulio. Alvis Pinkulis, last position. Nėra, va, atstovė paims, ne? Ok, Alvis namuose, tai paprašom prizai Alvio Pinkulio. Nu, nuotrauką pasidarykit. Gerai, ir keliaukim tada prie 9 vietos finišerio ir 9 vietą šiandien užima Dominikas Petraška. Rekordas didelis. Aštuntoji pozicija Majus Gruzinskas. Dar mažesnis. Position number 7, Matis Vaikstytis.
Position number 6, Olivers Wilhelms. Position number 5, Marta Skusta. O, kaip gražiai pažiūrėkime, bravo! Ok, keliaukime prie 4 vietos, position number 4, Kristar Seglitis. Na ir ką, pasitikime prizininkų trejetuką. 3 pozicija, Vincentas Matuolis. Na ir dabar taurės čia jau įteiks Kupiškio rajono savivaldybės mero patarėja Auksė Čepelė ir Saulius Valiukas, šių varžybų organizatorius, spaudžia dabar rankas prizininkams. 3 pozicija čia, Vincentas Matuolis. Keliaukime prie 2 vietos. Na, iš tikrųjų, kova dėl 2 vietos buvo beprotiškai stipri. Na, ten visko buvo, nuo paskutinės iki 1 vietos. Labai dramatišką kovą šiandien turėjo ir 2 vietą iškovoja Matas Meiluolis. Pratingis, ne kartą dar turbūt teks stovėti. Taigi, prašom ant podiumo atsimti taurės, prizus ir medalius. O tuo metu čia Vincentas jau baigia pakuoti šampaną. Palauk, Vincentai, dar truputį, kol ateis 1 vietą. And the fastest competitor in class mini buggy, Gustav Skornel! Man jau ranką išties varžovų. Jis jau žiūri šampaną iš nugaros laukia vais. Nu, nuotrauką atsiminimui dar reikia pasidaryti, dar pasidarykit nuotrauką, palaukit, dar neišsilaistykit čia baisiai. Gerai, nuotrauką pasidarom pradžią jaunimas. Nu, atsisukam į priekį fotografą, visi fotografą, sustokit, nuotrauką, šypsenos, išsišiepia visi laimingi. Taurės iškelia, bravo, dabar šampanas. Okay, let's start the party. Ok, keliaukime prie Super 2000 klasės, ten turėjome įdomią dieną, turėjome gaisrą, turėjome įsidegusi Zenono Bartkevičiaus automobilį, tikrai buvo daug kovos ir artimos kovos. Ir 3 vietą klasėje Super 2000 iškovoja Modestas Šatkauskas. Jo, tarp kitką, Hebra, pagal reglamento 9.2 punktą sportininkai apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti su sportiniais kostiumais. Iš karto kitas punktas, 9.3, nurodo, kad šampanas skirtas organizatorių per apdovanojimus privalo būti išlaistytas. Tai va, tai reglamentuotas dalykas, pasiruoškit. 2 vieta, sunkia diena turėjęs, tačiau ant prizininkų podiumo prasibrovė Simas Gudavičius. Bravo! Valyk jaudinėm. Na ir šiandien tikrai be didesnių pavojų iš nugaros visą dieną pirmavo ir nugalėtojų klasėje Super 2000 tapo Povilas Vaškevičius.
O, čia jau atsidarė reglamentą 9.3 punktas. Pradžia nuotrauka, Hebra nuotrauka, jo dabar nuotrauka. Modestas Šatkauskas, Simas Gudavičius ir Povilas Vaškevičius. O dabar metas įgyvendinti 9.3 punktą. Karo kategorija, čia turėjom 5 dalyvius, dėja, bet ant Garos Urba pasitraukė iš kovos šiek tiek anksčiau. Na ir ten buvo įdomių dalykų. Ir kaip sakoma, deklaravo prieš startą, kad eisant iš gyvenimo, tai ir išgyveno. 3 vieta, Regimantas Nevulis. Įrodė, kad su tuo šiek tiek mažiau kumelių turinčių automobilių galima pasikandžioti su tais didžiaisiais. Antroji pozicija, numeris 8, Volkswagen Polo, Ekroso komandos narys, Audrius Stanis. Galioja, reglamentą punktų žinau galioja. Na, ir dabar pakviesime nugalėtoją, kuriam už įspūdingą finalinį važiavimą dar bus įsteigtas ir papildomas prizas yra purvasaugų komplektas, kad pirmas važiuodamas neištaušytų Staniui langų. Žilvinas Afrauskas ir sekundas Liep, ką nepratęs, dabar dažniau gal reiks. Barbių namelis pirmas, labai gražios spalvos Audi ir dar sykį sveikinimai čia. Regimantas Nevulis, Audrius Stanis ir Žilvinas Astrauskas. O, čia kokias maudynės. Na, dar sustokit bendrai nuotraukai su taurėm rankose, nes manau, kad nespėjot taurį pakelt, bet šampanas pirmą atsitiko. Dar sykį aplodismentai. Regimantas Nevulis, Audrius Stanis. Kita klasė yra klasė 2 litrai. Turėjom čia vieną diskvalifikaciją, turėjom čia vieną nefinišavusi dalyvį ir 5, kurie pasiekė finišą. Tai čia po tokių rokiruočių, po tam tikrų teisėjų sprendimų į 3 vietą pakilo Mykolas Baliūnas iš 4 į 3. Ir štai ant podimo šiandien nusipelno žengti čia Mykolas. Jo, Mykolai, reglamentai, žinau, galioja visiems. Antroji vieta su nulaužtų galinių ratų po labai sunkaus finalo, tačiau ant podimo Modestas Bangelis. Įvairia pusiškų emocijų girdisi. Įvairiaus diapazono. O, žiūrėk, čia koks geras bus dabar. O, čia koks geras. Ir ant pirmosios vietos laiptelę kviečiame sportininką, kuris gaus ir papildomą prizą, taip pat purvasaugų komplektą. Už spaudimą. Gediminas Pašakėnas. Pirmą vietą. Nelengva diena buvo Gediminas Šakėno, bet pavažiuoju ir prasibrovė jis ant pirmosios vietos laiptelio. O čia ferverkai ir nuotrauka atsiminimai. Gedai šitą kažkaip tai saugiai pasidėk, kad nesušampanuotum. Nu gerai, dabar nuotrauka ir Mykolai šuo kartu su kolegom. O dabar metas įvykdyti 9.3 reglamento punktą. Šampanizacija. Aplodismentai, Mykolas Baliūnas, Modestas Bangelis ir kaip jūs gražiai mokat konvertuoti va tas visas vidinės emocijas į visokius vasindamus tokius. Gerai, važiuokim toliau. Dabar mėra taurė. Ir šiandien turėjom 2 klasės, kurios buvo mero taurės klasės, ne čempionato klasės ir viena iš jų tai 2000 įskaita.
turėjome 8 dalyvius, vienas nefinišavo, o lygiai išsidalijo pozicijas. Ir čia 3 vietą klasėje 2000 iškovoja Richardas Jakimavičius. Puikiai, Ričkelė, puikiai. Ričkelė visada puikiai, jis visada su šypsena. Na ir finalas buvo ten labai aštrus ir nedaug trūko, kad Richardas būtų šokęs į antrą poziciją. Buvo proga, buvo galimybė, bet kortos sukrito kitaip. Po jo sukrito Manto Bielskio naudai. Antra vieta Mantas Bielskis. Reglamentas, žinok, Mantai atims taurę, garantuotai, Valiuks atims taurę. Reglamentas aprašo. Na ir nugalėtojas šiandien tikrai nuo klausimų varžovams Liepo lygas. Vytautas Laužikas nuo pradžios iki galo puikiai visus važiavimus uždominavo. Čia Vytautas Laužikas. Dar sykį aplodismentai Richardas Jakimavičius, Mantas Bielskis ir Vytautas Laužikas. O dabar 9,3 punktas. O vienas punktą nevykdo, bet čia su visą galvą būtent tai nusuks Vytautas Laužikas ir štai taip, čia ampanizacija. Šaunuoliai, bravo! Tai yra RVD 3000, taip pat mero taurė, turėjome 5 dalyvius. Ir finalas taip pat buvo dramatiškas, įvairus ir labai gražus. Ir čia 3 vietą iškovoja Tomas Geležinis. Kviečiame pamačią. Vilnių matom pabaigoje šiek tiek banga. Bet pavyko pasiekti 3 vietą Tomo Geležinį. Geležinis yra jėga. Taip, Geležinis yra jėga. Geležinis yra geras. Net geležis nesustabdo Geležinį. Bet buvo žmogus, kuris virė šiek tiek ilgiau. Jeigu čia buvo skistai virtas, sakykime, BMW, tai ten jau buvo kietai ir ilgai virtas BMW, nes 4 ratus finale BMW motorą virė ir niekaip neišvirė. Ir sėkmingai antras finišavo Nerijus Taujanis. Na ir didžiausia taurė RVD 3000 klasėje čia iš Ruginių išsiveš. Šio sezono atradimas autokroso tikrai skina pergalę po pergalės, galima taip sakyti, šiemet Donatas Barškietis. Puikus sezonas. Įsibėgėja čia Kupiškyje Donatui Barškiečiui ir manau, kad metinėje įskaitoje ten tikrai taškelių bus galima pasirinkti. Aplodismentai dar sykį 3 greičiausi mero taurės dalyviai RVD 3000 Tomas Geležinis, Nerijus Taujanis ir Donatas Barškietis. Nu dabar atsiaušinkim jau tikrai, gali purslai garuot kaip turi būt. Na ką, ir liko dabar komandinė įskaita. Iš viso turėjom registruotas, tuoj suskaičiuosiu kiek. 3, 6, 9, 10 ekipų. 10 komandų, mažiausiai taškų komanda surinko 0, o daugiausiai 66,5. Bet pradėkim nuo 3 vietos. 3 vieta su 44 taškais. Mušakros AK. Nu, Mušakros, nečniuką nebėra, nekirdėkis dalyvis. Nekirdėkis visą laikį. Nekirdėkis, jis ten nevažiuodamas čia būna, šaunuolis. Ne ant antros, ant trečios. O kur jūsų visi komandos nariai? Išversiu, išvažiavo namo. Ta prasme, 3 vietą laimė ir tik Kirdeikis atstovavo. Pastovėk, pabūk. Algardams, laimėjai 3 vietą, šauniai. Gerai, 55 taškai ir antrosios vietos taurė važiuoja į Panevėžio kroso komandą. Štai taip. 55 taškai. Ir tu vienas. Ne vienas, taigi turi būt daugiau. Ir Tomas Majauskas, gyva mūsų mechanikas, šios dienos pagrindinis, ir Mykolas, ir Audrius, visi čia turi būti. Ir Andrius su vėliava. Tik Česnelas, man atrodo, kažkur žvejoja vis dar. O, va, kiek, va, urmų dabar visi. Svarbu pradžią duoti.
Ta prasme, bet pažiūrėk, Kirdeikis vienas laimėjo, tik 11 taškų atsiliko. Daug metų vienas vaikšto į apdovanojimus Kirdeikis. Ir savo, ir kitų pasiema. Gerai, dabar turime pirmosios vietos taurį ir dar pagrindinį prizą. Tai yra asociacijos verslumo raktas papildomas apdovanojimas, kurį įteiks Artūras Savickas, šios asociacijos vadovas. Žodį, prašom, čia pradžiai prieš pirmąją vietą. Labą dieną visiems. Asociacijos verslumo raktas vardu norėtume įteikti prizą taurę komandai nugalėtojai. Bet, kaip sakai, dar nori? Taipogi labai didžiuojamės, kad mūsų asociacijoje yra narys aktyvus, kuris važiuoja. Tai norėtume pakviesti Audrį Staninberg. Aikštė, netoli randa. Jis jau yra. Tai va. Tokiems stipresnė, nes iš karto atidarysiu. Tai va, o komanda nugalėtoja. Tai va dabar Tomas ir kvies. O komanda nugalėtoja, kuri būtent pretenduos ne tik į pagrindinę varžybų taurę, bet ir į verslumo rakto papildomą prizą taurę, yra ekipa surinkusi 66,5 taško. Kaip galvojat, kas iš 2 žodžių? Smart Motorsport! Nugalėtojai! Komandinė įskaitoje. Šokit ant pirmos vietos lentelio. Ir žinoma taip, nuotrauka. O po nuotraukos įvykdysim dar sykį punktą reglamento. Kirdeikis Vagiensas. Taigi dar sykį aplodismentai, 3 greičiausios komandos Mūša Cross Akrosas ir Smart Motorsport. Štai nuotraukos atsiminimai. Ir jeigu būsit pasiruošę, prašau įgyvendinti 9.3 punktą. Saulius Valiukas mėgaujosi šampanu. Servetėlį ten už kampo ir ant stalo. Nu, šaunuolis.